Sveiki, gyvi, tai šiandien su jumis sveikinasi iš Budapešto. Tai jo, atvažiavau į Budapeštą, Vengriją. Pažiūrėsim, kas tenais gero, gal kažką įdomus rasim. Žiūrėk, kažkokio purvino vandens šaltino. Aš žinau, gal neblogas. Ten toks fontanas. Ir čia tai jau didesnis. Parašyta, kad negalima gerti. Kažkokį panašus į kažkokį gerbę. Kaip tas įdomu. Gražus. Upė, Dunojus. Ir aišku, daug įvairių pastatų. Nu ką, jeigu praėjau daug laiptukų, tai toks vaizdukas. O dabar varom dar liko biškį laiptų, įkopti tai tenais. Ir viskas. Gražus vaizdas, užlipom jau į maksimaliai kiek galima. Toks vaizdas. Tai varom dabar, jau leidžiamės tokiais laiptukais. Nežinau, man tai kažkaip tas Bukareštas toks, nu bent jau, ką aš pamačiau, tai dar vieną kažkokį statinį, galim vadinti. Tai va, nežinau, jums įvertinti. Ne, nu čia ne visas, čia tik tai dalis yra šito viso to, ką aš aplankiau. Nu bet, nežinau, jeigu nebūtų gal tik karšta, gal tikrai smagiau būtų. Šiaip blemo, pats visi mat. Varėm Slovakijoj, lietus, o dabar va, sekantis šalis ir jau karštas. Ir tai bus kitoje šalyje karščiau. Tai pažiūrėsim, kaip ten bus, išgyvensim ar ne. Tai ką, išlindom iš to viršaus, o ten dar aukščiau nečiau. Ir dabar bandom arba ieškoti, kur pavalgyti, arba varom apžiūrėti patį įspūdingiausią statinį Vengrijos sostinėje. Čia atėjom ant kažkokio tilto biškį užlipom, žiūrėti ir varysim toliau. Ten tas kapės statinys pats gražiausias visam Budapešte. Šios senovinis, tas įdomesnis nei tas. Tai ką, viskas, grįžom į savo parkomatą ir važiuojam. Galėsi pamatyti sekančią video, kur važiuojam. Tai jeigu peržiūrėsite videos iki galo, paspausk like, paspausk subscribe ir nepamiršk parašyti komentarą. O mes tiksim sekančią videos. Iki.